Turiu jums kai ką parodyti. Čia yra daiktas, delninis kompiuteris, kuris apjungia du pasaulius. Tai yra konsolių ir stacionarių ar šiaip kompiuterių. Tai iš principo tu gali turėti mobilų daiktą, su kuriuo gali viską žaisti. Tai nėra nauja ir pirma tokia konsolė. Atsimenat PSP, mes galim traktuoti, kad Nintendo kažką panašaus turi, ar ne? Pirmieji jau į šitą atėjo turbūt Steam Deckas taip stipriai. Neo, dabar Lenovo, tas Legion Go. Nu žodžiu, yra tų įrenginukų. Žiūrėjau stipriai šiaip apžvalgas kartu ir naudodamasis, tai man apžvalgų nereikėjo žiūrėti, kad aš užsinorėčiau šito. Tai kodėl aš jo noriu? Tai apie specifikacijas aš turbūt papasakosiu vėliau. Trumpai pristatysiu, kas yra naujo nuo pirmos generacijos. Tai šiaip, jeigu turi pirmos generacijos Rogelą X ar Rogelį įrenginį, tai tau turbūt keistis nereikėtų, nes, kaip aš visada sakau, pirksi naują vien dėl 10% našumo. Ne, bet kas man yra break dealeris, tai čia atsirado dvi Type-C jungtis, tai nuo šiol ne tik tu jį gali, kadangi čia Windows yra jungti prie kompo ir naudotis Exceliais ir panašiai, bet tu gali prijungti ir atskirą antrą vaizdo plokštę. Reiškia, Type-C palaiko Thunderbolt jungti, kuri turi pakankamus greičius, kad išorinė vaizdo plokštė veiktų. Piršto skaitytuvas, pavyzdžiui, jungimo mygtukė irgi Windows Hello, kolonėlės geras, ekranas 120 Hz, tai lyginant, pavyzdžiui, aš vėlgi, kad jūs suprastumėt, čia aš praktiškai kiekvieno žaidimo turiu plus 60 FPS. CS jis, pavyzdžiui, ir 100. Kosmosas. Čia stiprios integruotas RND 3 grafikos, AMD Zen 1 Extreme procesorius, 8 branduoliai, kurio vienas greitis yra kaip Ryzen 7 58X, 24 GB RAM, 7000 megatransferų, tai nuo prie tos versijos berods ir skiriasi konkrečiai ramais. Kas toliau? Dvigubai didesnė baterija, tai 80 Wh ir aš galiu žaisti tokį, kaip pavyzdžiui, Marvelio Morales žaidimą Spider-Maną ant aukščiausio to performance lygio, normaliais nustatymais apie 2 valandas. 40, valandą 50. Bet tai yra didžiausias tos galios nustatymas įrenginiai, plus tai yra veiklų žaidimas. Jeigu tu žaistum ant performance lygio, ten Quiet, Silent, ne, paprastesnių žaidimus, kurie daug nereikalauja, tai su tokiu 6-10 valandų tu tikrai drąsiai galėtum pražaisti. Tai čia yra dar vienas kosmosas, kodėl aš jo noriu. Pirmos generacijos modelis turėjo šiokių tokių, turėjo problemų su konkrečiai SD kortelės skaitytuvu, dėl to, kad SD kortelės ten nukepdavo, dėl to, kad tai buvo per arti aušinimo angų, bet Asusas tai sutvarkė ir ačiū Dievui pagaliau pripažino kaip garantinius atvejus ir žmonėm, kompensavo jų sugadintus įrenginius. Toliau, kas dar pasikeitė nuo pirmos generacijos įrenginio, tai normalaus dydžio SSD, tu jį gali, pavyzdžiui, pasikeisti. Nusipirkai, tarkim, 2 terabaitų SSD ir vietoj 1 terabaito tiesiog paimi įsimetį ir taip pat berods būtent šitos joystikus bus galima irgi pačiam pasikeisti, nes yra sukurti atskiros detalės. Aišku, vėlgi, tu negali lyginti šito įrenginio taisomumo, kaip pavyzdžiui, su Steam Decku. Čia yra vienareikšmiškai geresnis tas pataisimas, paprastas vartotojas gali užsisakyti visas detalės, bet mes turim suprasti, kad kompanijos, kurios sukūrė šitos du įrenginius, sukūręs visiškai skirtingais tikslais. Asusas gamina tokią techniką ir jis sukūrė daiktą, iš kurio uždarbis ir ateina iš šio pardavimo. Steam Decko gamintojų Valve, ne, visi Steam'o savininkams imkim. Jie padarė dėl to, kad gali, dėl to, kad industrija sujaukti, dėl to ir jų, pavyzdžiui, kainos pačios konsolės yra žemesnės, nes jie ilgainiui iš tokio vartotojo, kuris nusipirko tokį įrenginį, atmuš pinigus iš Steam'o bibliotekos. Čia, tai tu gali žaisti nusipirkęs tokį įrengą pilną nemokamų žaidimų ir net jeigu ir nusipirktum kažką iš Steam'o, tu niekiek nesumokėsi už tai Asusui. Tai jų kainodara iš tikrųjų skiriasi, čia 900 000 eurų, čia jeigu OLEDinė versija, irgi terabaito bus 700. Bet, našumo skirtumas geresnis mano nuomonė ekranas, garsesnės kolonėlės, tas dvigubas Type-C jungtis, man iš tikrųjų yra tie pagrindiniai faktoriai, dar Windowsai, aš jo noriu labiau negu Steam Decko ir ačiū Dievui va šitą parduosiu, tai jeigu kažką domina šitas įrenginys, hit me up. Kalbant apie aušinimą ir šiaip temperatūrą šitų įrenginių, tai čia yra vėsesnis ant 7 laipsnių, čia vidurkis yra apie 50 laipsnių, čia yra apie 60 ir vieta, nes su termovizoriu praėjom, tai Steam Deckas kaista, bent jau termovizorius rodo, kad labiau negu ROG Strixas, tai čia dar vienas pakitimas nuo praeitos generacijos, kad turi didesnį ir geresnį aušinimą, kas akivaizdžiai ir matosi žiūrint su termovizoriu. Visas aušinimas pas ROG Strixą yra čia yra procikas ir čia yra aušintuvai, o čia, kiek aš pagal ventiliaciją suprantu, kad greičiausiai čia paima orą ir jis visas kažką va čia aušina. Aišku, pas abu SSD keičias. Nėra vartotojo, kuris ateis į parduotuvę ir aš noriu pirkti stacionarų, ar man pirkti tokį. Tu greičiausiai būsi tas, kuris jau turi stacionarų ir turi atliekamų pinigų ir tu nori
savo pabūti tikrų vartotojų ir nusipirkti, kas tau labai patiktų ir taip toliau. Tai čia yra būtent šitas įrenginys. Tai ką, protestuokim kolonėlių garsą? Čia tyliau. Čia tyliau. Aš laimi? Kiek mes čia turim tų FPS? Ugniau, mažai čia ar ne? Nėra. Ai, sorry. Nu 150 FPS, ką žinau, padropina biškelį, bet viskas gerai. Bet šiaip, žaidžiant vis tiek matosi, kad jeigu tu ant pilnai 1080p grafikų su šita konsolė ant low nustatymų turėtum 50-60 FPS, gal net iki 40 kristų, tai su atskira vaizdo plokštė tai jau turi apie 100, kas yra tikrai gerai, bet turėkite omeny, kad vis tiek nesugeba išnaudoti pilnai šios vaizdo plokštės. Tai kad tipinis vartotojas dabar paimtų ir 500 eurų ten investuotų į visą įrenginį su maitinimo bloku ir vaizdo plokštę, nemanau, kad verta, bet jeigu pas tai yra nešiojamas kompiuteris, kuriame nėra iš vis jokios vaizdo plokštės ir tu iš vis negali žaisti žaidimų, bet turi Thunderbolt 3 jungti, šiaip eGPU yra tikrai variantas, kurį tau vertėtų apsvarstyti vietoj naujo, tarkim, kompiuterio pirkimo. Nu ką, pažaidėm, pamatėt, koks yra tas našumas, jums patiems nuspręsti verta ar neverta. Kas nepatiko šitoje konsoliai, kažko specifinio negalėčiau išskirti dėl to, kad lyginant su Steam Decku man čia viskas yra geriau. Pats valdymas yra pakankamai patogus, Armory Create appas irgi turi viską, ko reikia. Man kaip Windows vartotojui, pakartosiu, man tikrai yra geresnis variantas čia. Tai jeigu tu turi ar žinai, kas turi tokio pobūdžio konsoliai, komentarus būtinai parašyk, kokia yra tavo patirtis, galbūt jau ir turi tokį įrenginį, tai pasidalink taip pat ir savo patirtimi kitiems, kad matytume, kokia bendra nuomonė yra apie tokio pobūdžio įrenginius. Aš, kaip minėjau, jį rekomenduoju, dėl to jį ir pirksiu pats savo asmeniškai. Geras daiktas, jeigu tik tais turi pinigų. Tai va, apžvalga baigta. Tai jeigu patiko šitas video, žinai ką daryt, pasubscribink kanalą ir lauk sekančio video.